Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė Pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoje šalyje gyveno meškiukas vardu Mikė Pūkuotukas. Kodėl toks keistas vardas? Todėl, kad ant jo durų buvo užrašas Mikė Pūkuotukas. Kartą Mikė Pūkuotukas įsiruošė į mišką. Panoro šiek tiek pasistiprinti. Jis visada mėgdavo gerai pavalgyti. Be to jis buvo poetas ir laisvalaikiu kurdavo eiles ir netgi daineles, maždaug tokias. Tuščias smegeniniai učia, tam param tik vėjai pučia. Ar anksti kasau pakaušį, ne bėda. Man pakaušį drožlė šiaušia visada. Nors galveliai vėjai pučia, bet man gerą učia. Nors mano galveliai rūkas, bet ten mano mintys sukas. Sugalvoju šičia viską aš savaip, taip. Pūkuotukas juk gyvena neblogai. Ir dainas gražias dainuoja jis už tai. Ką daryti jis be pradėtų, kad tik tai nesulėsėtų, betgi šito juk nebus. Jis laiku sukirs pietus. Taip. Tam taram taram param param pam pam. Pam param 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 pam pam. Pam param 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 pam. Pam param 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 pam. Pam param param pam. Tai ne šiaip sau. Medis pats zysti negali. Vis tiek čia kažkas zyzia. O kam tau zyst, jeigu tu ne bitė? Manyčiau taip. O kodėl gyvena bitės? Ogi todėl, kad darytų medų. Manyčiau taip. O kam reikia to medaus? Ogi tam, kad aš jį valgyčiau. Manyčiau taip. Jei meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai, nesiimtų jis statyti savo namo taip aukštai. Oi, mėgsta medų meškinai. O kodėl ar tu žinai? Pasakyk, jei toks gudrus. Ko jos traukia tas medus name? Taigi Mikė Pūkuotukas susiruošė pas savo geriausią draugą Knisliuką, kuris gyveno namelyje su užrašu pašaliniams D. O ką tai reiškia pašaliniams D, nežinojo net pats Knisliukas. Labas rytas, Mikė Pūkuotuk. Labas rytas, Knisliuk. Įdomu, ar tu kartais neturi oro baliono? Oro baliono? Taip. Aš tik ėjau pro šalį ir galvojau, ar kartais neturi Knisliukas oro baliono. O kam tau prireikė baliono? Medus. Kas? Medus. Kasgi taip eina medaus su oro balionėliais? Aš einu. O kaip tik vakar vakare Knisliukas svečiavosi pas Triušiuką ir ten jam padovanojo 2 gražius balionėlius – mėlyną ir žalią. Kuris tau labiau patinka? Štai kas. Kai tu eini medaus, svarbu, kad bitės tavęs nepastebėtų. Aha. Jeigu balionas žalias, jos gali pagalvoti, kad tai lapas ir nepastebės jo. Aha. O jeigu balionas mėlynas, jos pamanys, kad tai dangaus mėlynė ir vėl nieko nepastebės. Supratai? Kaip tu manai? Jos nepastebės po balionu tavęs? Gal pastebės, gal ir ne. O, aš apsimesiu, kad esu mažas debesėlis. Tada jos nesusigaudys. Aha. Tada tau geriau pasimti mėlynąjį. Kuriai name su Knisliuku, neklausinėkit mus. Jeks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip. Ar tu turi skėtį? Skėtį? Aš kaip tik pagalvojau, ar nepasimti mums dėl viso pikto skėčio. Iš tų bičių visko galima sulaukti. Aha. Kuriai name su Knisliuku, neklausinėkit mus. Jeks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip. Palaikyk.
Tai va, dabar aš toks kaip tikras juodas debesėlis. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit mus. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Ne. Pripūs balioną. Puiku. Na, į ką aš dabar panašus? Į meškiuką, kuris dabar skrenda oro balionu. O į mažytį debesėlį argi nepanašus? Ne, nelabai. Na, tiek to. Gal iš čia labiau panašus? Argi gali žinoti, kas šaus toms bitėms į galvą? Knysliuk. Ką? Man rodos, kad bitės kažką įtaria. Nežinau, bet jos elgėsi labai tartinai. Gal jos galvoja, kad tu nori jų medų iškopti? Knysliuk, atrodo, jos netiki, kad aš juodas debesėlis. Tai ką daryti? Iškleisk skėtį, vaikščiok ten ir atgal. Aš dainuosiu debesėlio dainą, o tu žiūrėk į mane ir sakyk, puh, rodos lietus kaupėsi, rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Aš mažas debesėlis, aš nelokys visai. Skris gerą debesėlį, padangai, aukštai. Oi, Knysliuk. Rodos lietus kaupėsi, ką? Aš galvoju ir viską supratau. Pasirodo, tai netikros bitės. Visai netikros. Jos daro netikrą medų. Oi, aš jau žemyn leidžiuos. Rodos lietus kaupėsi. O kaip? Apie tai aš dar nepagalvojau. Rodos lietus kaupėsi. Knysliuk. Ką? Ar tu turi namie šautuvą? Toliau. Neskyk greičiau. Melsvoj žydroj padangė ir miela ir jauku. Lengvučiai debesėliai dainuoja virš laukų. Oi, Knysliuk. Aš čia. Šauk. Kurgi tu šaudai? Į bites šiandien. Ne į bites. Tu turi numušti balioną. Na, bet jeigu aš pataikysiu į balioną, jis susprogs. O jeigu tu nepataikysi, tada aš nukentėsiu. Argi nepataikiau? Ne tai, kad visai nepataikiai. Tik nepataikiai į balioną. Prašau atleisti. Miki! 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 Gal būtent todėl, bet tiksliai negalima pasakyti tikrai, jį ir pavadino Mikę Puk, pūkuotuku. O ar ne laikas mums pasistiprinti? Manau, kad laikas. Kągi, štai ir pasaka baigta. Tai yra tik šios pasakos pabaiga, o dar yra ir kitos pasakos apie pūkuotuką ir triušį, apie Knysliuką ir seną pilką asiliuką ir apie visus kitus.